labas vakaras susirinkusiem čia ir kurie labai ir čia, ir nuotoliu laukia. Atsiprašom už techninius nesklandumus ir norime pradėti. Tai ačiū Jums, kad Jūs atėjote ir susirinkot prie savo ekranų. Ir šiandien Lietuvos autizmo asociacija Lietaus vaikai pristato knygą Jutimai, kaip padėti savo ir savo vaikui. Kodėl knyga apie sensorinę integraciją? Mums atrodo, kad tai yra labai svarbi tema ir mes jaučiame, kad lietuviškai apie tai nelabai ką yra paskaityti. Kodėl Tanios knyga? Mes skaitėme kelias ir Paulina irgi dalyvavo atrankos, aš nežinau, pasirinkimo procese ir mes nusprendėme, kad šita knyga yra puikia pradžia pokalbio apie sensorinę integraciją. Ir taupydama laiką, svarbu, aš noriu padėkoti tiems žmonėms, kurie padėjo asociacijos komandai, kad šita knyga būtų išleista lietuviškai. Tai ir labai džiaugiuosi, kad auditorijoje šiandien turim ir Inesą Gervę, kuri visada padeda mums su maketavimu ir taip pat jinai yra ir viršelio kūrėja. Ir mes turim mūsų vertėją, Jūratę, jinai pasislėpusi už stiklo. Jūs jos nematot, bet jinai yra tas žmogus, kuris yra Tanios balsas lietuviškai. Ir taip pat šiandien salėje yra Sigita Bertulienė, mūsų Sigita, kuri padėjo šitą knygą mums išleisti gražią lietuvišką kalbą. Ir aš labai dėkinga Sigitai už profesionalumą ir tvirtą nuomonę. Mes kalbam lietuviškai ir mes turime daryti tą taisyklingai. Tai ačiū labai komandai šitai ir taip pat noriu padėkoti. Auditorija yra mano sūnus, kuris yra mano įkvėpimas ir mano šeima, kuri padeda man. Tai va, ir netempia laiką. Einame prie mūsų diskusijos. Tai pirmą noriu pristatyti knygos autorę, Tanya Van Dalen, kuri atvyko iš Didžiosios Britanijos. Tanya yra ergoterapeutė, kuri turi virš 25 metų darbo patirties. Ir yra nuostabi mama, 2 nuostabių, nėra skirtingų dukrų. Ir taip pat mūsų diskusijoje dalyvaus Paulina Kuraitinė, Augau kartu vadovė ir taip pat nuostabi mama. Tai labas vakaras ir pradėkime. Labas vakaras. Aš dabar pradėsiu kalbėti angliškai, tai kam reikia vertimo, užsidėkit ausinės ir pareguliuokit kanalus, jeigu negirdėsit Jūratės balso. Tanya, ar galėtumėte papasakoti, kas įkvėpė Jūs parašyti šią knygą ir kaip Jūsų patirtis kaip specialistės ir mamos padėjo suformuluoti žinutę, kurią panorote pasidalinti? Paulina, kas surezonavo ir paskatino jungtis Jūs į šią diskusiją? Pirmiausia, noriu padėkoti, kad buvau pakviesta dalyvauti šioje diskusijoje. Mano istorija prasideda nuo tos dienos, kai nusprendžiau, kad noriu susilaukti kūdikio ir nusprendžiau, kad būsiu nuostabi mama. Aš juk ergoterapeutė ir aš žinojau, kad būsiu puikia mama, o tada gimė mano mažylė ir supratau, kad viskas bus šiek tiek kitaip neįsivaizdavau. Žinojau apie tėvystę ir tikrai ėmiausi visko su entuziazmu ir dariau, ką galėjau daryti, bet mano dukra nesutikdavo su visais metodais, kuriuos bandžiau taikyti. Ir kai ji dar buvo maža, viskas atrodė dar kaip ir įmanoma ir galėjom kažkaip kapstytis pirmin. Tačiau jai pasiekus paauglystės amžių, angliškai mes sakome, mašina nukrito nuo ratų, tai praktiškai viskas pakriko. Ir supratome, kad susiduriame su didžiuliais sensoriniais sunkumais. Ir net aš kaip specialistė savo laiku to ne visiškai pastebėjau.
Taigi mums teko nemažai reflektuoti, teko skirti laiko nemažai pačiai man, apmąstyti, kokių žinių aš turiu ir kas aš esu, ir kas mano dukra. Taigi mes pradėjome organizuoti kursus, tokius savipagalbos kursus, kuriuose tėvai padeda vieni kitiems. Ir tokias mintis, kurios man kilo, tuo metu surašiau į knygą. Nes tiesiog norėjau patarti kitiems tėvams nedaryti klaidų, kurias dariau pati, ir pasidalinti žiniomis, kurias mes drauge atradome. Ir tokiu būdu gimė knyga. O kaip tai surezonavo su manimi? Manau, kad mes kaip tėvai visi patiriame tokių pažeidžiamų, trapių momentų, kai mūsų vaikai patiria kažką labai stipraus. Ir tuomet mes su savo vaikais tarsi susideriname ir patys pradedame jausti tokius pat jausmus. Ir neretai yra labai sunku pasitelkti savo žinias tokiais momentais, kad padarytume tinkamą sprendimą. Aš ir pati tai patyriau ir mačiau, kokie trapūs gali būti mano vaikai. Tai išties padėjo man ūgtelti pačiai. Ir man regis knyga iš dalies kalba apie tą patį. Ji rodo, kad tokie sudėtingi momentai, tokie iššūkiai padeda mums ūgtelėti, tobulėti. Manau, kad galiu taip pat pritarti apie intensyves emocijas. Aš ne visuomet supratau, kiek mes vieni kitus paveikiame emocijomis. Ir galbūt kartais mes žiūrime į neuroįvairų žmogų ir galvojame, tai yra todėl, kad šis žmogus yra kitoniškas, jis elgiasi vienaip ar kitaip. Ir pamirštame, kad mes patys savo emocijomis, savo elgesiu galime paveikti šalia esantį žmogų, savo vaiką. Ir kai tą supratau, man tai padėjo pakeisti savo požiūrį. Žinoma, aš nesu tobula ir viskas nevyksta tobulai, bet be jokios abejonės tai man padėjo. Be to, mano dukra užaugo, jis suaugusi, tai taip pat labai padeda situacijai. Bet kokia yra jūsų knygos žinutė vienu žodžiu apibrėžiant? Tai būtų viltis. Tai yra vilties žinutė. Mes, būdami tėvais ir net kuomet esame profesionalo rogėse, mes neretai jaučiamės beviltiškai, kad situacijos yra neišsprendžiamos. Nežinome, kaip padėti šeimai užmegzti ryšį vienam su kitu. Arba kaip mes, kaip mama ar tėtis, galėtume užmegzti ryšį su savo vaiku. Todėl mano žinutė pagrindinė yra viltis, kad išties įmanoma, kad viskas pagerėtų. Knyga sako, kad neretai tėvams tenka keisti savo lūkesčius, jūs pradėjote apie tai kalbėti, kad galėtų padėti savo vaikais. Tania, nuo ko tėvai galėtų pradėti šį procesą? Paulina, o kokie dažni lūkesčiai tėvų ar mokytojų, specialistų, kuriuos reikia persvarstyti, dirbant su vaikais turinčiais jutiminių sunkumų? Kuomet augini vaiką, neretai turi aukštų lūkesčių, didelių lūkesčių, mes visuomet jų turime. Tai tarsi mūsų visuomenės lūkestis ir visuomenė mums savotiškai apibrėžia, kas yra sėkmė, kas yra dideli lūkesčiai. O kai dirbame su vaikais, kurie patiria sunkumų pasaulyje, kurį mes patys sukūrėme, mes kartais susidurime su situacija, kai turime kūdikį, turime svajonę susijusią su šiuo kūdikiu, o kažkas ateina ir sako mums, šis kūdikis dabar turės diagnozę. Arba mokyklos specialistai skambina ir sako, kad jūsų vaikui kyla sunkumų, jis to ar ano negali, ir tada tenka performuluoti savo svajonę. Šis procesas gali būti labai skausmingas, jis gali būti ir džiaugsmingas, bet be jokios abejonės
tas procesas yra susijęs su gedėjimu, nes mes privalome gedėti dėl turėtos svajonės ir sukurti naują svajonę savo vaikui ir savo šeimai. Man teko tai patirti savo šeimoje, man teko atsisveikinti su savo svajone, performuluoti savo sėkmės supratimą, tam, kad galėčiau pamatyti, kaip atsiveria, kaip sužydi mano dukra. Didžioji dalis to darbo turėjo įvykti mano pačios viduje, kadangi mano dukra neturėjo tokių lūkesčių, tai buvo mano pačios lūkesčiai jai. Taigi tai yra toks procesas, reikia jį išgyventi kantriai. Ir nesistengkite visko padaryti savarankiškai. Mūsų yra daug, galime padėti vieni kitiems. Vieni kitiems kažkurie, kurie jau turime patirties, padėti tiems, kurie tik žengia pirmuosius žingsnius. Bet duokite savo laiko, būkite atlaidus savo. Aš manau, kad kai galvojame apie lūkesčius, mes kalbame apie elgesį. Ir tai yra labai svarbi žinutė, kad elgesys yra tik ženklas. Tarsi kelio ženklas, nurodantis, kur galėtų slypėti priežastis kažkokio tai nerimo, kažkokio tai elgesio chaoso, kurį išgyvena vaikas. Ir mes kartais norime matyti elgesį ir kaip kažką kito, nors tai yra tiesiog informacija apie jutiminės sistemos iššūkius. Taigi mes matome vaiko elgesį ir tai yra informacija apie tai, ką išgyvena vaikas. Taigi, kai žinome, kad vaikas išgyvena jutiminius sunkumus, turime suprasti, kad elgesys, jeigu suprasime, kokį poreikį vaikas turi ir jį atliepsime, elgesys galės būti pakeistas. Bet reikia atsisakyti požiūrio į elgesį kaip kažką kito nei tą informaciją, kuri mums padeda suprasti vaiką. Turiu pasakyti, kad kaip mama, man tai nebuvo labai lengva patirtis. Elgesys, kurį matydavau, jis man buvo nesmagus ir kartais net nesaugus. Ir kartais tas visas matomas chaosas tiesiog buvo, man jo būdavo per daug, jis buvo nepakeliamas. Bet buvo ir nemažai momentų, kai man tekdavo stabtelėti, atsitraukti, galbūt išeiti, pakvepuoti į vonią, pamąstyti, pakvepuoti ir pasakyti savo, ji man šiuo elgesiu bando kažką pasakyti. O tuo metu jie išgyvendavo labai stiprų nerimą, bandydavo galbūt atliepti mano kažkokį poreikį. Taigi man tekdavo perkrauti save, savo sistemą. Ir tai tikrai kaip yra nuostabu. Mes galime matyti elgesio logiką, kai turime tam reikiamų išteklių. Todėl taip yra svarbu, ką jūs sakote. Mums yra būtina matyti, kas slypi už elgesio. Tam reikia energijos ir jėgų. Aš visuomet kalbu apie tą protinį krūvį. Mes turime tą protinį krūvį, jį išgyvename, kaip mamos pavyzdžiui. Nes mums reikia galvoti apie namų ūkį, apie buities darbus. Nesakau, kad vyrai to nedarė. Ne, tiesiog aš esu moteris, aš galiu kalbėti tik iš moters požiūrio taško. Bet kuomet mes kalbame apie neuroįvairų vaiką, kuris patiria sunkumų, tai yra dar papildomas krūvis, nes negali tiesiog nueiti į parduotuvę kaip su neurotipiniu vaiku. Reikia pagalvoti, kokiu man reiks priemonių, koks yra scenarijus, kokia strategija, kad vaikas negriūtų ant žemės. Ir mums reikia labai daug protinių pajėgumų, išteklių, kad galėtume visą šią informaciją apdoroti. Tai tarsi turime dirbti 24 valandas per parą.
knyga kalba ne tik apie įprastus jutimus, bet ir apie propriocepciją, interocepciją. Tania, ar galėtumėte paaiškinti, kodėl svarbu suprasti tuos papildomus jutimus, jutimo sistemas tėvams ir specialistams ir kodėl sutelkėte dėmesį į 6, o ne 8 ir Paulina? Kaip šie papildomi jutimai padeda suprasti vaikus ir valdyti jų elgesio sunkumus? Gal pradėsiu nuo antrosios klausimo dalies. Aš sutelkiu dėmesį į 6, nes 2 iš jų yra susijusios su kitomis 6. Todėl nerašau labai daug apie kvapą ir skonį, todėl kad tai yra labai susijęs su kitomis sistemomis. Nesakau, kad jos nėra svarbios, tiesiog žinome, kad jos yra ir daugelis iš mūsų negalėtume, pavyzdžiui, toleruoti stipraus kvapo. Tai yra normalu, įprasta, arba, pavyzdžiui, ne visi pakeliame labai aštrų ar kažkokį kitokį skonį. Ir aš nenorėjau tiesiog per daug rašyti knygoje apie tai, kad nebūtų labai didelė knyga. Bet labai svarbu žinoti, kad visos šios jutimų sistemos yra labai svarbios mūsų savireguliacijai, ypatingai propriocepcija, tai yra mūsų gebėjimas jausti kūną, tai yra ta informacija, kurią gauname iš savo kūno, kur mes esame aplinkoje, kaip mes judame, mūsų vestibulinis pojūtis, kuris padeda mums susireguliuoti. Mes visi žinome, kad kaip tai atrodo. Jeigu aš per ilgai kalbėčiau ir žiūrėčiau jūs, pradėčiau matyti, kad pradėsite judėti kažkaip, kad susireguliuotume, sutelktumėte dėmesį. Ir aš stengiuosi sėdėti kuo ramiau, nes aš labai įpratusi judėti, nes man tai padeda sutelkti dėmesį. Mes taip pat naudojame burną savireguliacijai ir, pavyzdžiui, kišame rašiklio galą į burną tam, kad būtų lengviau susireguliuoti, susikaupti. Nes kūnas, judėjimas, judesys, vidiniai kūno signalai ir tai, kaip jie sąveikauja, nuo to priklauso, kaip mūsų smegenys apdoroja informaciją. Jeigu mes kalbėsime tik apie vieną jutimo sistemą, galima visą knygą parašyti apie ją. Tačiau tai nepadės, suprantant vaiką, ar tai būtume tėvai, ar specialistai, ar pedagogai, nes visos šios sistemos padeda mums suprasti elgesį iš visų pusių. Ir kiekvienas, mes turime savo sensorinį profilį, kiekvienas esame šią prasme unikalus. Ir visos šios jutimo sistemos yra labai svarbios, nes galiu pasakyti, pavyzdžiui, žmogui, kad tau padėtų pabėgioti, nes man padeda pabėgioti. Ne, čia aš tiesiog šį pavyzdį daviau, pabėgiojimas man nėra patrauklus dalykas, ne, man pabėgiojimai visokie ir sportas nepadeda, bet kai kuriems žmonėms maratonai, sprintai, jie labai padeda susireguliuoti. Taigi būtina suprasti visas jutimo sistemas, kad galėtume geriau suprasti, kaip padėti žmogui susireguliuoti, tam, kad galėtume būti pakankamai ramus ir efektyviai žaisti, gyventi, mylėti. Man atrodo, kad labai svarbu visos šios sistemos savireguliacijai, labai ypatingai svarbus mūsų kūnas, kaip jį jaučiame erdvėje. Ir tai yra ypatingai svarbu mūsų gebėjimui turėti tam tikrą lygį sujaudinimo, mūsų proto suvokimo. Mes pradedame perprasti pasaulį atitinkamai, kai esame tam tikro dėmesingumo lygio. Matome, kad jei vaikams kyla sunkumų su vestibulinė sistema, jų savęs suvokimas gali būti paveiktas ir gali būti labai trapus, labai jautrus. Taigi mes suvokiame, kad jutimo sistemos
yra labai tampriai susijusios su visa vaiko raida. Mes norime, kad mūsų vaikai galėtų tapti geriausią savo versiją, kad galėtume atskleisti jų visas dovanas į šį pasaulį, apdovanoti jų dovanomis. Ir jeigu galėsime suprasti tinkamai visas jutimo sistemas ir kai suprasime, kur kyla vaikui sunkumų ir suvoksime, kad viena ar kita vaiko dalis, jutimo sistema yra ta jautriausia, iš kurios kyla sunkumai, kaip galime padėti apdoroti informaciją, kad būtų mažiau chaoso, mažiau baimės ir nerimo. Nes visa tai yra labai susiję su mūsų savivoka. Ir dėl šios priežasties tai yra taip svarbu. Kiekvienam iš mūsų, ne tik tėvams ir vaikams, bet kiekvienam iš mūsų. Savo knygoje, Tanja, rašote, kad jautrumas, pažeidžiamumas atveria duris į santykius su vaiku. Ir tai labai susišaukia su to, ką jūs kalbėjote, Paulina. Kodėlgi pažeidžiamumas yra toks svarbus tiek tėvams, tiek specialistams dirbantiems su vaikais? Ir kaip jums atrodo, kokį vaidmenį vaidina atvirumas ir pažeidžiamumas, kuriant pasitikėjimu grįstą ryšį ir užtikrinant koreguliaciją? Pažeidžiamumas, aš esu pakankamai stipri šioje vietoje, mes su šeima nusprendėme atvirai kalbėti apie savo gyvenimo istoriją ir kuomet kalbu su tėvais, aš darau tai atvirai. Ir visuomet sakau, aš taip pat esu specialistė, aš esu terapeutė ir dirbu su vaikais. Ir būti atviram, būti pažeidžiamam, kalbėti atvirai apie savo sunkumus, tarsi atveria duris, nes tai pasako, kad yra viskas gerai, ne vienas nesame tobulas, visi susidurime su sunkumais. Ir tada tėvai gali atviriau kalbėti apie savo patiriamas bėdas, kokios jos bebūtų. Be tokio pažeidžiamumo specialistas tampa tarsi informacijos perdavėjų. Tam galima tiesiog pasiskaityti knygų. Ir žinoma, aš galiu papasakoti visą gyvenimo istoriją, bet to žinoma nežinau, bet to nedarau, bet tiesiog iškilus tam tikram momentui, kur tai yra naudinga, aš galiu atvirai papasakoti tėvams, kad mes patyrėme štai ką. Atvirai. Ir dabar mes pasitelkę šitokias priemonės radome sprendimą ir tokiu būdu galime padėti sprendimų rasti kitiems. Tai ką jūs sakote, kad atvirumas, pažeidžiamumas jūs sustiprina, be jokios abejonės. Tai jūsų manimu, kad jei profesionalas, specialistas yra atviras, negynybiškas, jis tampa geresnis profesionalas, tai be jokios abejonės. Net negalėčiau įsivaizduoti, kad galėčiau sėdėti su žmogumi ir atsiverti, jei nežinočiau, kad tas žmogus patyrė kažką panašaus. Be jokios abejonės ir taip būčiau specialistė, bet atvirumas padeda užmegzti ryšį. Bet galbūt atvirumas gali pakeisti paciento ar kliento požiūrį į profesionalą. Taip, bet tai yra tiesa, nes buvo gyvenimo momentų, kai aš neradau sprendimo, aš nežinojau, ko griebtis. Ir tai padeda kitiems suvokti. Ir kai kurie žmonės sako, jinai nežinojo sprendimų, tai gal kaip specialistė nebus tinkama. Bet aš galiu pasakyti, kad buvo tokių momentų gyvenime, kai aš gulėdavau su dukra ant žemės ir mes abi verkdavome. Ir dabar aš radau sprendimus ir galiu tau padėti. Žinoma,
yra čia tam tikra pusiausvyra. Ir noriu, kad mano dukros visiškai gerai jaustųsi savo kailyje, su visomis savo dovanomis ir savybėmis. Ir jei aš pati nebūsiu tikra, autentiška, pažeidžiama, reiškia negalėsiu savo dukroms padėti būti tokiomis. Ir mes tapsime šeima, kur visi apsimetinės, jog viskas yra gerai. Ir tokia šeima, kuri apsimetinėja Kalėdų dieną, viskas sugrius, visas kortų namelis. Tai bus kažkokia ypatinga diena, kai jūs pamatysite tikrovę. Tikrai savo šeimos veidą. Aš manau, kad autentiškumas yra dovana, kurią galime dovanoti savo vaikams. Žinoma, reikia būti išmintingam, nereikia pasakoti visko iki smulkmenų, bet yra tokių momentų, kai pažeidžiamumas tiek platesnėme šeimos giminės rate gali būti labai svarbus. Pridėsiu visiškai nedaug. Aš manau, kad pažeidžiamumas yra pagrindinė savybė padedanti kurti santykį, nes čia mes galime kalbėti apie autentišką save. Mes visi kalbame apie tai, kaip ryšys yra svarbus, kaip santykis padeda spręsti problemas, sunkumus. Ir jei mes kaip specialistai susitinkame su šeimomis ir vaikais ir norime tapti partneriu jų kelionėje, kuris padėtų spręsti sunkumus, tai mes privalome būti atviri, autentiški ir pažeidžiami. Tai yra labai svarbu. Mūsų atvirumas ir pažeidžiamumas turi savo vietą neverbalinėje komunikacijoje. Ir vaikai geba skaityti šią kalbą. Jeigu aš sakysiu, aš tokia stipri specialistė ir kažką čia gero tau padėsiu, ši neverbalinė komunikacija sako, kad kažkas yra ne taip, kad čia kažkas yra kitaip nei tu sakai, žodžiai ir veiksmai nesudera. Taigi pažeidžiamumas atsispindi mūsų kūno kalboje. Jei matome, kad sutikome žmogų, kuris nebijo būti autentiškas, nebijo būti savimi, tai yra stiprybė, kadangi kaskart, kai mes kuriame santykį, mes tampame stipresni. Tai yra taip pat abipusis procesas, nes padėdami stiprėti kitam stiprėjame patys. Mes galime augti dėl ryšio su šeima. Tai yra įmanoma, todėl, kad esu atvira, kad pripažįstu, jog nesu visažinė. Ir mes kaip partneriai, padedantis tėvams jų kelionėje su vaiku, taip pat turime ieškoti sprendimų. Ar galėčiau dar pridėti? Labai atsiprašau. Manau, kad tėvystė bendrai paėmus kartais atrodo kaip vieniša kelionė. Ir jei dar kalbame apie vaiką, kuris nėra neurotipinis, ši kelionė tampa dar vienišesnė. Mes galime tapti labai vieniši, užsisklendę kambario kampe, ypatingai kai matome kitus vaikus, besidžiaugiančius gimtadienio vakarėlyje, o mes turime slėptis kampe, nes ten per šviesu, per garsu. Ir turime taip elgtis nuolat. Ir aš pastebėjau iš savo patirties, kai esu atvira ir pažeidžiama ir kai nusiimu savo specialistės skrybelę ir esu pažeidžiamesnė su žmonėmis šalia manęs, aš galiu nebūti tokia vieniša, nesijausti tokia vieniša. Ir ne visuomet turiu laiko nueiti kavos, bet galiu nusiųsti kažkam žinutę ir pasakyti, kad man yra labai sunku.
Anksčiau mes turėjome tokius pasauliniu mastu veikiančius forumus, kur galėdavome prisijungti net vidury nakties ir sakydavom vieni kitiems, man dabar yra labai sunku. Ir kažkas iš kito pasaulio galo, iš Australijos parašydavo, aš irgi dabar labai patiriu kažkokį sunkų momentą, tai palaikydavo mane. Taigi toks pažeidžiamumas, autentiškumas padeda sukurti bendruomenę šalia mūsų. O tai padeda mums šiek tiek pakeisti savo elgesio metodus. Ypatingai, kai galime mokytis iš šalia esančių žmonių, kurie jau patyrė kažką panašaus. Savo knygoje taip pat rašote, kad tėvams būtina jaustis saugiems. Čia jau pradėjome šią temą aptarti. Tai tėvai privalo jaustis saugus prieš pradėdami padėti vaikams koreguliuotis. Taigi jūs turėjote pagalbą tose elektroninėse forumuose ir kaip tokia pagalba, kurią jūs susikuriate namuose, randate, susireguliuoti vaikui, kaip padeda ir kas yra ta koreguliacija. Žinote, mes kaip žmonės galime įsivaizduoti, kad kiekvieno iš mūsų smegenys yra paskirai. Jūsų veikia savo, mano savo, bet tiesa yra kita. Mes žinome iš mokslo, kad mūsų visų smegenis, net jeigu žiūrite mus nuotoliu, dabar elektroninėje erdvėje ar įrašą, jūsų neuronai dabar siunčia signalus tose pačiose smegenų centruose kaip ir maniškiai. Ir tai nuostabu. Todėl sėdėdama šalia jūsų, nors jaučiu vieną nuotaiką, galėčiau perduoti jums savo nuotaiką. Ar buvote vakarėlyje, kur visi linksminasi, o tada kažkas ateina, prisijungia ir staiga visa energija nukrinta, tarsi būtų išsiurbta iš kambario. Nes taip yra todėl, kad mes visi esame sujungti, surišti. Ir taip nutinka ir man kaip mamai, man kaip terapeutai, draugiai, sutuoktiniai. Jei aš ateinu į santykį su kitu žmogumi ir esu patirianti kažkokią stiprią emociją, tuo metu išgyvenu, pavyzdžiui, stresą, man taps labai sunku padėti jums. Jei aš kažkuo labai susirūpinusi ir mano vyras kažkuo labai susirūpinęs ir mes abu labai jaudinamės, sėdame kartu ir jaudinamės ir tas jaudulys tik auga, stiprėja. Bet jeigu aš galėčiau išeiti, pasivaikščioti, pakalbėti minutėlę su bičiule ir sako, kogi čia tu jaudinėsi, čia nėra ko jaudintis, nes nepakeisi. Ir nors akimirkai štaiga pradėsiu jaustis ramesnė, galėsiu pareiti namo ramesnė. Ir tada galėsime kažkaip susireguliuoti, koreguliuotis. Ir tas pats su vaikais. Jei pati nesijaučiu saugi, tai galiu paveikti ir vaiko saugumą. Paulina, ką norėtumėte pridurti? Iš ties puikus pavyzdys to, kaip ne tik sensorinės priemonės padeda mums susireguliuoti, bet ir pats ryšys yra savaime puiki priemonė savireguliacijos, koreguliacijos šokyje. Kalbant apie tėvus ir mokytojus, kurie tik pradeda pirmuosius žingsnius, pirmąją pažintį su jutiminiu pasauliu, nuo ko jie galėtų pradėti? Koks žingsnis būtų efektyviausias? Ir kas jums atrodo naudingiausia namų erdvėje, mokykloje? Čia labai daug klausimų viename. Aš manau, kai kalbame apie mokyklos erdvę, vienas iš dalykų, kurį norėčiau pasakyti, judesys, kūno panaudojimas. Vienas iš geriausių būdų susireguliuoti. Taigi, jei esate pedagogas, sakyčiau, pertraukėlės, judesio pertraukėlės visai klasiai. Ką tai reiškia? Stojamės 30 sekundžių, pasimankštinam, kažką padarom, vėl susėdam. Ir tai gali būti vienas iš geriausių būdų susireguliuoti vaikams. Žinoma, reikia žinoti, su kokia auditorija dirbame, ar tai yra muzikos pamoka, ar galime šokti, ar galime tiesiog pasiražyti. Taigi, mokytojams labai svarbu įgyti kuo daugiau žinių.
šiek tiek pasidomėti plačiau ir tokios judesio pertraukėlės labai naudingos. O jeigu kalbame apie tėvus, gal pirmas žingsnis, žinoma, perskaityti knygą, tai labai puikus pirmasis žingsnis, bet tikriausiai pradėčiau nuo kitos kelionės vietos. Žinote, kiekvieną dieną mes esame tėvai, turime tikslų, tai yra pavalgyti pusryčius, ar čia pakankamai daržovių vaisių, ar vaikas tinkamai apsirengęs, tvarkingas, ar kaip nuvykti į mokyklą, kaip grįžti namo. Tada turime paskaityti pasaką, kad prieš miegą, kad vaikas atsimintų žodžius, nes dabar mokomės žodžius. Mes galime tiesiog įkliūti į tokią rutiną. Todėl labai svarbu kiekvieną dieną rasti akimirką džiaugsmo potyriui su vaiku. Tai gali būti, kad jums teks žengti į vaiko pasaulį ir pažaisti Minecraft su vaiku keletą minučių. Mūsų namuose tai būtų tokios kvailos dainelės. Aleksa, pagrok kokią nors vaikišką dainelę ir mes tada visi pašokame, pakvailiojame ir visi šypsomės. Tokios nedidelės džiaugsmo akimirkos, manau, kad jos tinka tarp kitko ir pedagogams, kai mes patirime drauge džiaugsmą, tai padeda mums užmegzti ryšį. Ir čia yra nemažai įvairiausių jutiminių priemonių, kurias galime taikyti. Mes prieš tai turėjome diskusiją ir kalbėjome, kad jeigu pasakytume paaugliams, na ką, stojamės visi ir pašokame, ir paaugliai pažiūrėtų jūs, na tikriausiai pro kaktą. Tai mes tikrai galime suteikti jiems žinių, nes paaugliai labai gerai suvokia, kad kažkas vyksta. Ir jei pasakysime, kad ši priemonė padės tau tam, šitam, ir galbūt tai yra nedidelis kažkoks pajudėjimas, judesys, jei padėsime paaugliui suprasti kontekstą, man atrodo, kad pamatę to logiką, paaugliai visiškai noriai imasi tokių priemonių taikymo. Kalbant apie šeimas, mes neretai terapijų metu ieškome tokių bendro džiaugsmo potyrių, akimirkų. Jų kartais sudėtinga rasti, nes kartais jaučiamės, kad nebėra džiaugsmo gyvenime, viskas yra našta. Ir tada galime pradėti nuo kažko panašaus, tiesiog nuo klausimo, kas man patinka iš jutiminio pasaulio. Ar man patinka karštas dušas, ar karšta vonia? Ar yra kažkokia akimirka dienos metu, kai galėčiau pasilepinti sensorinę prasme? Ir tada galėtume sugalvoti kažkokią tai veiklą, net jeigu, pavyzdžiui, tuo metu vaiką maudome. Ir galbūt tuo metu taip pat galime pasidžiaugti tą sensorinę karšto vandens jutimu, maudydami vaiką ir tada ar maudyti su vaiku drauge, ar kažką rasti bendro, kas yra tuo metu ir vienam, ir vaikui, ir kitam, tai yra saugusiam, yra džiaugsmas, džiaugsmingas potyris. Ir kartais tai yra puikiausia vieta pradėti, nes kartais labai sunku kažką sugalvoti. Kartais mes matome, kad vaikams labai patinka kažką statyti, kurti. Ir tada galime tiesiog pabandyti pasižavėti šiuo procesu ir pakalbėti apie tai, kaip šios įvairios kaladėlės gražiai sudėliotos, kaip tos linijos drauge dera ir tiesiog pamatyti grožį kažkokioje veikloje, kuri yra svarbi mūsų vaikui. Vėlgi norėčiau čia kažką pridurti. Man regis, kad geras vieta, kaip rasti tokias akimirkas džiaugsmui, geras būdas, tai pagalvoti, kokios tos akimirkos, kurias sakytume, jog yra tobulos. Ir tada pagalvoti apie tas tokias akimirkas, kurios yra, na,
kai susimovėme, kaip tai tikrai yra bėdų bėda. Tai čia kaip darbe. Arba sakom, kokia buvo geriausia diena? Buvo puikia diena, laimėjome konkursą ten viešųjų pirkimų, pavyzdžiui. Arba kas buvo, mes tikrai darbe susimovėme. Ir kartais mes tiesiog matydami tik tai, kas buvo labai gerai ir labai blogai, pamirštame tą kasdienio, nedidelio džiaugsmo, sėkmės, akimirkas. Tai buvo tiesiog kasdieniai, geri dalykai, kasdienybės dalykai, kuriuose suveikia viena ar kita priemonė. Pavyzdžiui, mums pavyko puikiai nukakti į mokyklą pėsčiomis ar važiuoti. Ir kartais mes pamirštame, jog pritaikime tam tikrus jutiminės priemonės, eidami į mokyklą ar važiuodami ten. Jūs abi kalbėjote apie sensorinius profilius ir kaip tam tikri dalykai yra mums unikalūs ir kaip mus paveikia, tarkim, lietimas ar kaip mūsų patirtis gali ir būsenos paveikti šalia esančių žmonės ir kaip galėtume įveikti sensorinius sunkumus pasitelkę šias priemonės. Norėčiau tikriausiai papasakoti vieną istoriją, kai gimė mano dukra. Ji gimė neuroįvairi, turinti jutiminių sunkumų, sensorinių sunkumų ir aš labai taktiliškas žmogus, aš mėgstu žmones liesti. Tokiu būdu aš rodau jiems meilę. Todėl savo kūdikį liesdavau, bet kūdikis tarsi šaukdavo man, neliesk manęs. Ir jai iki šiol nepatinka, kai ją liečia. Ir savo galvoje aš tiesiog sukūriau tokią versiją, kad ji manęs nemyli, nes kai jos imdavosis mano vyras, ji būdavo rami. O jisai pasakė, kad tu per grubiai su ją elgiesi. Ir vis aš bandydavau švelniau ją liesti, bet jeigu jūs suprantate, kaip veikia taktilinė sistema, tai buvo visiškai priešingai, nei man reikėjo elgtis. Ir dėl to mano dukrai kilo labai daug problemų. Dėl būtent taktilinės sistemos. Ji negalėjo apsirengti mokyklinės uniformos ir mums reikėdavo visuomet žinoti, kokias kelnes galės mūvėti ir panašiai. Tokie taktiliniai dalykai, kurie labai apsunkindavo gyvenimą ir jei mes nebūdavome pasiruošę, ji labai greitai iškrisdavo iš savo tolerancijos lango. Ir neretai tokie dalykai mus priverčia jaustis labai nesaugiai. Galbūt tas terminas, kurį ką tik pavartojote, tolerancijos langas, gali būti labai naujas. Gal galėtumėte paaiškinti, apie ką jūs dabar kalbate? Kas yra tolerancijos langas ir kodėl jis yra svarbus? Ar jisai toks, koks yra, išlieka nuolatos? Dr. Siegelas sukūrė šį terminą, čia ne mano autorystė. Įsivaizduokite, kad tai yra langas ir už lango yra įvairūs dalykai, yra pasaulis ir tolerancijos langas yra tiek, kiek mes sugebame toleruoti, o už jo iškritę mes jau nebegalime toleruoti, tarkim, triukšmo ar kvapų ir panašiai. Ir kai kuriems iš mūsų, pavyzdžiui, labai džiaugiamės eidami apsipirkti, nes parduotuvė yra pati geriausia vieta. O kiti sakote, kad ne, aš negaliu pakęsti parduotuvės, ten yra per daug šviesų, triukšmo ir panašiai. Ir jeigu jūs esate žmogus, kuris sako, valio į parduotuvę, tai greičiausiai ypač per kalėdas, tai reiškia todėl, kad jūsų triukšmo tolerancijos langas yra labai didelis. O jei kitas sako atvirkščiai, reiškia, kad jūsų tolerancijos langas yra labai mažas. Tai yra langas, kur arba socialinė interakcija, įvairi sensorinė informacija. Šis langas tampa didelis arba mažas priklausomai nuo aplinkybių. Tačiau jeigu mes
žengiame už tolerancijos ribų, mes iš karto patenkame į kaukis arba bėk būseną ir kaukis bėk arba sustink būseną. Ir tada jau nebegalime mąstyti. Ar aišku, tikiuosi, kad čia yra aišku. Paulina, gal turite ką pridurti? Aš ką tik galvojau apie šios momentus, kai jūs kalbėjote apie tai, kaip reikėtų reaguoti. Ypatingai, kai mes matome sistemą, veikiančią ar neveikiančią. Ir dažniausiai viską mums pasako elgesys. Tai yra vieninteliai ženklai, kuriuos mes matome. Tai yra reakcijos. Ir jei norime viską perprasti, mes turime tapti detektyvais ir suprasti, kokiu dienos momentu elgesys, su elgesiu turėjome problemų. Galbūt čia yra mūsų atsakomybė, galbūt mes išstumėme kitą žmogų iš jų tolerancijos lango. Taigi, kokios yra priežastis? Ar nuovargis, ar dar kažkas? Ir čia jau turime pradėti dirbti kaip detektyvai, imtis šio vaidmens ir išsiaiškinti, kodėl matome vienokią ar kitokią reakciją, koks yra vaiko poreikis ir kaip jį atliepti, nes vaikas komunikuoja elgesiu. Aš sutinku ir čia tikriausiai ne tik būdinga vaikams, bet ir suaugusiems. Mes kartais matome elgesį suaugusių, tai yra mylimų žmonių, bendradarbių ir nesupratau, kas čia atsitiko. Bet visuomet, jei matome kažkokį ilgesį, tam yra priežastis. Elgesys visuomet slepia po savimi priežastį ir istoriją. Man regis šis klausimas, kodėl nutiko vieni ar kiti dalykai, yra labai svarbus. Ir aš manau, kad Lietuvoje mes neretai pamirštame užduoti šį klausimą, kodėl matome vienokį ar kitokį elgesį. Kad labai svarbu išsiaiškinti, kas nematoma, slypi po tuo, ką matome. Aš tikrai pastebėjau, kad aš kaip mama privalau tapti detektyvę, turiu permastyti, patikrinti 2-3 kartus, ar tikrai taip išsiaiškinau ir jei pasiseks, suprasi priežastį. Kartais atrodo, kad čia labai daug darbo ir tai labai varginantis darbas. Kita vertus, tai gali tapti ir įdomių potyrių. Tai ką mes laikome detektyviniu darbu? Ar tai yra detektyvo darbas sunkus darbas, ar detektyvo darbas yra įdomus? Ne, gyvenimas, kuomet turime neurotipinių vaikų, niekuomet nebus nuobodus. Mes visuomet patirsime iššūkių. Ir taip mes galime labai nuo to pavargti. Kita vertus, tai yra nuotykis. Ir patirdami tą nuotykį mes galime būti apdovanoti. Kartais labai sunku tą suprasti, kuomet esame pervargę. Bet bendruomenė, žmonės, kurie patyrė kažką panašaus, kurie gali pasidalinti ir gali mums padėti, pasiūlyti petį, kurį galime atsiremti, yra labai svarbus. Mano draugai man kartais sako, kad Tanja, tavo gyvenimas tai tikrai nėra nuobodus, nes mano namuose visuomet pilna chaoso. Kaip specialistai gali tapti tai žmonėmis, kurie padėtų vaikams koreguliuotis? Kaip padėti tėvams išmokti koreguliacijos? Ir ar turite patarimų iš savo darbo patirties? Ar jau skaičiau šį klausimą? Man atrodo, kad jau kalbėjom apie šį. Aš skaitau dabar tą klausimą ar galvoju, aš sėdėjau ir galvojau, ką dabar naujo apie tai pasakyti. Bet yra tema, kuri vis tik tai yra svarbi, prie kurios norėjau grįžti man kaip mamai ir tūkstančiams tėvų Lietuvoje. Tai yra sensoriškai draugiškos aplinkos mokyklose. Knyga, kurią parašėte, iš esmės pirmiausia skirta tėvams. Bet man regis, ji bus labai naudinga ir specialistams, dirbantiems su vaikais turinčiais sensorinių poreikių.
Ir man regis, jūsų knygoje jie gali rasti idėjų ir atsakymų į klausimus, kas vyksta jų klasės aplinkoje. Norėčiau, kad judvi pasidalintumėte su mumis, ką galėtų daryti mokytojai ir kiti specialistai, kuriant tokias būtinas erdves. Tai yra labai svarbu, taip, labai svarbu, todėl kad kai kalbame apie jutimo sistemas, jeigu jos neveikia tinkamai, negalime nieko daryti. Ir jūs dirbote savo švietimo sistemoje, galbūt nuo jūs turėtume pradėti. Taip, jutimo sistemos yra mokymosi pagrindas ir reikia labai suprasti, kad jos mums padeda kurti prasmes. Mokymasis yra prasmės kūrimas. Jei norime vaikams sukurti tą prasmę savo protuose, privalome perprasti sistemą, nuo kurios toks supratimas priklauso. Turime suprasti, kaip perduoti turimą informaciją, kad ji būtų tinkamai apdorota. Dabar turime puikų judėjimą kurti sensorinės erdves. Ar galėtumėte paaiškinti, kas yra sensoriniai kambariai, sensorinės erdvės? Galbūt žiūrovai nėra girdėję. Galbūt dauguma yra girdėję iš savo vaikų, kurie pareina namo ir sako, mama, mūsų mokykla atidarė sensorinį kambarį. Ir sako, kas ten yra? Ten daug švieselių, projektorių ant žemės, žaidimų ir ten toks vamzdis su spalvom ir dar kažkas. Ir visa tai yra puiku, tai yra vizualu, tai stimuliuoja ir tai padeda nuspausti tarsi vieną arba stabdžių, arba greičio paminą mūsų sistemoje. Ir kai kurie vaikai dėl to kognityvinio krūvio, kurį patiria, kai kuriems iš jų reikia padėti sumažinti gaunamos informacijos poveikį, nusiraminti. Ir kartais tokios erdvės, jose trūksta galimybės padėti vaikams nusiraminti, nes ten yra labai daug tarsi aktyvuojančių veiklų ir mažai raminančių. Ir tam kartais, kad vaikas nusiramintų, reikia, kaip jau kalbėjome, judėjimo. Tai gali būti supynės, kad vaikai pajaustų propriocepcinę sistemą, savo raumenų veiklą, galbūt palėpėti virve ar kopėtėlėmis. Ir knygoje yra nemažai užuominų į tokias priemonės, kurios gali padėti geriau perprasti, kokia ta patalpa, sensorinė patalpa galėtų būti tinkamiausia vaikams, kuriems reikia pertraukėlių. Ar turite sensorinių kambarių, kaip Paulina pasakojo, nes dabar mokyklos išleidžia tūkstančius eurų tam, kad įrengtų tokius kambarius. Mes kai kuriuose nuorodose, tam tikrose teisės aktuose turime tokių aprašų, bet pakankamai nedaug. Sakyčiau, kad kai kalbame apie judesį, tai taip, vaikams jis yra labai svarbus. Ir kiekvienas vaikas yra labai unikalus, kiekvienas iš mūsų toks esame. Jūs esate vienintelė jūsų versija, aš esu vienintelė maniškė. Ir tie sprendimai, kurie tinka man, netiks jums. Ir rizika yra ta, kad turėsime patalpą, sakydami, kad kiekvienam vaikui reikia savos patalpos. Nes mes tada pradedame žiūrėti į elgesį kaip į kažkokį objektą, kurį norime ar nutraukti, ar išspręsti, vietoje to kaip į ženklą, kuris mums byloja apie kažkokį tai poreikį.
Ir tada pamirštame paklausti, kogi reikia vaikui, kad jis gerai jaustųsi, galėtų mokytis, žaisti ir mylėti. Neseniai lankėmės Danijoje ir ten taip pat beros gimnazijos lygyje yra tam tikros priemonės, kurios taikomos jutiminių poreikių turintiems vaikams ir neradau jutiminių kambarių, sensorinių kambarių, bet radau tokią tiesiog labai ramą kampą, patalpą, ten beros buvo tik tai sofa, užuolaidos, šviestuvas ir viskas. Ar jūsų mokykloje yra tokių erdvių nusiraminimui? Ar jos yra naudingos mokiniams? Be jokios abejonės. Bendrojo ugdymo mokyklose gali būti erdvė, kur galėtum ateiti tiesiog nusiraminti. Ir tokios patalpos yra puikus sprendimas. Nes prieš tai kalbėjote apie šviesas ir daiktus įvairius. Tai nėra pats geriausias būdas nusiraminti. Nebūtinai tai padės nusiraminti, tai gali kaip tik aktyvuoti. Aš labai tikiuosi, kad mes tiesiog turime išplėsti savo požiūrį į sensoriką, kad čia svarbi ne tik smagi veikla. Turime rasti priemonių, kurios padės vaikams su pažeidžiama sensorinė sistema. Rasti priemonių, kurios padėtų vaikams ir būtų jiems tinkamiausios. O skirtingiems vaikams reikia skirtingų priemonių. Ir kartais užtenka tik kažkokių tai tokių labai ramių vietų, kur yra mažai sensorinės informacijos, kad nervų sistema galėtų pailsėti. Man kartais atrodo, kad ir man toks kampas ramus padėtų. Kartais aš tiesiog užsidarau tualete tam, kad pabūčiau ramiai. Ir tai yra man tiesiog tokia nusiraminimo erdvė. Ir man regis, kad mes vis labiau suprantame vaikus su trapia sensorinė sistema. Mes, kaip žmonės, esame sukurti būti gamtoje ir judėti. O mūsų pasaulis tapo visiškai priešingas mūsų prigimčiai. Mes sėdime ir sėdime, žiūrėkite, ir dabar jau čia sėdime, visą amžinybę susėdę. Mokykloje prašom, kad vaikai sėdėtų. Darbuotojai prašomi sėdėti 8 valandas kabinete. Ir mokytojai, net jeigu galėtų tą įsidėmėti, kad nervų sistemai būtinas judėjimas, kūno judėjimas, kai vaikas pradeda snausti, tam, kad susiaktyvintų, ir reikia judėti tam, kad nusiramintume. Ir visuomet turėtų būti kažkokia tai erdvė nervų sistemai nurimti, toks ramus kampelis. Tai mūsų nervų sistemos tapo tokios perkrautos, kad visi esame jautrus. Tai mes kalbėjome apie sensorinės patalpas ir yra dar labai svarbi vieta visiems mokiniams, tai yra jų klasė, jų klasės erdvė. Ar galėtumėte papasakoti apie nedidelius galbūt pokyčius, sprendimus, kurie būtų prieinami kiekvienam pedagogui, pokyčius, kad klasė taptų sensoriškai palankesnė? Vienas iš dalykų, apie kuriuos pradedu galvoti, tai yra, kur mes susadiname vaikus su mokymosi sunkumais. Tai čia aš pagalvoju visada labai atidžiai, jei kalbame apie vaiką, kuriam sunku dėl patiriamų garsų, galbūt nereikėtų sodinti arčiau durų, nes ten visą laiką bus garsų. Jei reikia daugiau kaip tik pagalbos, kartojimos, sodinti priekyje. Nežinau, kaip atrodo klasės Lietuvoje, bet pas mus Jungtinėje Karalystėje klasė atrodo po sprogimo, ten visokių blizgučių, daiktų kažkokių, atrodo viskas labai gražu, bet ten visko tiek daug. Atrodo kaip aš savo ofise, kai ieškau kokių nors pamestų daiktų ir viskas yra tiek daug aplinkui. Tiesiog apžvelkite savo erdvę ir paklauskite savęs, ar galėtume šią erdvę
nuraminti vizualiai. Pagalvokime, kur galime pasodinti vaikus turinčius vienokių ar kitokių sunkumų, nes kartais turime labai didelių lūkesčių ir pykstame, kad vaikas negali vykdyti mūsų nurodymų, bet vaikas tiesiog nesugeba apdoroti informacijos. Galbūt reikia tiesiog daugiau laiko, galbūt reikia kažko pakartoti, galbūt reikia pakartoti nedidelėmis porcijomis informaciją. Ir nedideli pokyčiai labai svarbus. Ne didžiulės investicijos. Tiesiog kaip galėtume perstatyti stalus, ar galbūt pasitelkti ausines, ar įvairiausias priemonės, pagalvėles, pasunkintas ir panašiai. Ar skirti kažkokias pertraukėles vaikams, kuriems to reikia. Tai šiek tiek individualiau žiūrėti į kiekvieną vaiką, į jo sensorinį profilį. Tam, kad galėtume savo atsakyti klausimą, kaip šis vaikas mokosi, kas jam yra įdomu, kiek laiko jis geba išlaikyti dėmesį, kas lengviausiai patraukia jo dėmesį. Ir tada galime geriau suprasti, kaip jis apdoroja sensorinę informaciją. Ir jei matome, kad kažkas veikia, galime dirbti su ergoterapeutu, suprasti, kaip vaikas perpranta pasaulį, kas vaikui padeda jaustis saugiam aplinkoje, kurioje yra, kurią suvokia kaip chaotišką erdvę, kokias strategijas santykių kūrimo, sensorinės strategijas galėtume pritaikyti, tam, kad padėtume vaikui išlikti savo tolerancijos lange. Tai kartais nėra visuomet įmanoma, bet bent jau didžiąją laiko dalį. Taigi individualus toks vaiko supratimas padeda mums perprasti, kaip vaikas suvokia pasaulį ir kaip jam geriau padėti. Ir čia mums vėlgi labai daug indikuoja vaiko elgesys, padedantis atsakyti į minėtus klausimus. Žinoma, mes norime santykio, norime komandos, kuri padėtų suformuluoti tokį vaiko profilį, suprasti vaiką ir padėti jam aplinkoje. Aš tiesiog labai tikiuosi, kad ergoterapeutai vieną dieną ateis dirbti į Lietuvos mokyklas. Tai yra labai liūdna situacija Lietuvoje, nes vaikai su sensoriniais sunkumais patiria tikrai nemažai iššūkių ir nebūtinai būna suprasti mokykloje. Ir tada vaikas tikrai gali nepatirti norimos sėkmės savo mokymosi procese. Ir dabar norėčiau užduoti paskutinį klausimą. Knyga yra tarsi kvietimas pareflektuoti apie savo santykius ir savo atsaką. Tanja, kaip tikitės, ko skaitytojas pasisems iš jūsų knygos, net jeigu perskaitys dalį jos? Paulina, o ko jūs tikitės, jog skaitytojas pasisems? Aš pasakysiu jums atvirai apie knygas. Savo namuose turiu daugybę knygų. Daugumos jų perskaičiau tik pirmuosius 2 skyrius, nes man pradeda nusibosti. Na, toks aš esu skaitytojas, man nuobodu. Tai jeigu jūs suskaitysite pirmą dalį, antrą dalį, viskas yra ok, aš suprasiu. Bet ką aš norėčiau, kad jūs įsimintumėte? Kad taip gali būti sunku, gyvenimas gali būti sunkus, bet galima rasti sprendimų ir viskas gali būti geriau, kad neprarastumėte vilties. Jums kaip mokytojai darbe gali būti labai sunku, bet gali būti palengvinimų. Galima patobulinti, pataisyti situaciją. Ir kai taip nutinka, tai labai mano širdį pripildo džiaugsmo. Aš netikiu, kad viską galima apversti nuo galvos ant kojų ir atvirkščiai. Pokytis daromas nedideliais žingsniais, bet ilgainiui pasiekiama didžiulės transformacijos.
Ir taip pat reikia nepamiršti, kad jūs turite teisę svajoti, kurti naujas svajones, nes kai leidžiame savo svajoti, žiūrėdami į savo vaiką, iš ties tai yra nuostabus dalykas. Paulina? Skaitydama knygą ir tęsdama jūsų mintį, turiu pasakyti, kad tai yra vilties žinia. Ši knyga byloja mums kažką labai svarbaus. Kiekvieno mūsų gyvenime, ne tik kaip tėvų ar specialistų, man regis, kad kiekvienas žmogus turėtų suprasti, kad esame tarsi įrankis kažkieno gyvenime. Ir kai suprantame, kaip mes suvokiame pasaulį, kaip suvokiame savo buvimo prasmę, kai suprantame, kaip kito gyvenime galime tapti tokiu svarbiu reiškiniu, tai suvokiame savo galią. Ir tai yra labai svarbu, nes tuomet tėvai supranta, kad jie yra pagrindinė priemonė, pagrindinė energija ir jėga, padedanti savo vaiko gyvenimo kelionėje. Taigi suprasti, kaip vaikui padėti šiame pasaulyje, kaip patirti jį, kaip šią kelionę supaprastinti. Ir kad kiekvienas iš mūsų esame toks labai svarbus įrankis kito žmogaus gyvenime. Ir man labai džiugu, kad aš galiu pakeisti kito žmogaus gyvenimą, jūs tą galite taip pat. Toks buvo mano paskutinis klausimas, aš noriu jums padėkoti kiekvienam, kuris atėjote šiandien mūsų paklausyti. Ir taip pat noriu padėkoti žiūrintiems nuotoliu. Labai ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką. Labai tikiuosi, kad Jūs su knyga susipažinsite, kad ji bus Jums naudinga ir tikiuosi, kad ši vilties žinutė, apie kurią kalbėjo Tanja, Jums bus svarbi ir kad Jūs kasdien padarysite nedidelį žingsnį, kad Jūsų šeimos gyvenimas, Jūsų klasės gyvenimas pagerėtų. Linkiu Jums didžiulės sėkmės, darant pokytį nedideliais žingsniais kiekvieną dieną. Ačiū.